Sveiki visi. Klausau knygą važiuodama, Amžių paslaptis, ir išgirdau frazę. Mano labai dažnai sakoma frazė. Svajokite drąsiai, svajokite stipriai. Kokios bus jūsų svajonės, toks būsite ir jūs pats. Ir tai labai aktualu šiai dienai galbūt. Iš po praūžusio nuostabaus renginio, iš po bendros idėjos, bendrų tikslų surištų žmonių susitikimo. Kodėl kalbu apie stebuklą? Apie svajones? Todėl, kad gyvenime mano svajonių yra išsipildę, nežinau, kalnai, tuntai. Ir aš labai gerai postuke parašiau, kad kam aš atrodo juokinga su savo tikrai drąsiomis svajonėmis, tai jūs juokitės ir toliau. O aš ir toliau svajosiu. Puikiai suprasdama ir žinodama ir tikėdama, kad svajonės pildosi. Vakar išsipildė mano troškimas. Mano troškimas atrodo, kas čia tėra? Pašokti prie jūros. Šiaip šokis mano gyvenime visada buvo mano hobis. Šokis tai yra mano hobis. Aš šokau nuo pat mažumės. Pamenu, senelis amžinatilsį kažkada yra sakęs, mes su sesė tiesiog stebi dvi mažas mergaitės. Nesu Rasa, kitą sesę turiu. Žodžiu, sakė, tai senelio žodžiai buvo. Tiesiog jis matydavo, ką mes veikdavom, ką mes darydavom. Mes būdavom mažytės. Senelis sako, Linelė bus Linelė bus matematikė, o Ramunelė bus šokėjelė. Va tokie buvo senelio žodžiai. Nuo mažumės sakė, kad bus šokėjelė. Tai nežinau, kiek ten tas senelis matė, kiek nematė, bet mano gyvenimas su šokiu susijęs praktiškai visada. Dabar truputį turiu apleidusi šitą sritį, bet aš pašoku vieną namie, žinokit, prieš veidrodį, kad būtų linksmiau. Tai turėjau tokią svajonę pašokti, pakviesti savo komandą, pašokti prie jūros, baltai apsirengus. Man jūra, balta spalva yra kažkas tokio. Ir šį kartą aš pasikuklinau su savo svajonę. Aš turėjau norą sukviesti nors 20 žmonių, nors iš aplinkui, kad toli nereikėtų žmonėm važiuoti, pašokti prie jūros. Ir kai šita svajonė išsirutuliojo iš tai tokį renginį, į kurį suvažiavo apie 50 žmonių iš visos Lietuvos ir ne tik Lietuvos, tai viršijo visus lūkesčius. Tai dar kartą tik noriu pasakyti, koks stebuklas yra struktūrinis verslas. Kaip šitas verslas keičia žmonių gyvenimus, jeigu jie nepasiduoda, jeigu jie nesiklauso patarėjų, kurie tingėjo galbūt, kurie nedėjo pastangų ir dabar protina, kad tai neveikia, kad tai yra nesąmonė. Kad jūs žinotumėt, kokia tai yra sąmonė. Aš dabar važiuoju prie jūros, nes man reikia truputėlį pravedinti galvą. Atsiprašau, bet šiandien visą rytą verkiu iš laimės. Nuvažiuosiu prie jūros, pabūsiu su savimi, su mintimis. Sakau, jūs neįsivaizduojat, kokia yra palaima. Kai žmonės ateina, apsikabina ir dėkoja. Dėkoja. Ir kai tu gali jaustis, kad tu nors per trupiniuką esi prisidėjęs prie šitos laimės jų. O tas trupiniukas tiesiog pakviesti tapti verslo partneriu. Kiekvieną komentarą skaitant. Nusiramini. Ir vėl kažkas kažką parašo. Tai yra kažkas tokio. Kokiam darbe jūs gaunate tiek padėkų, tiek džiaugsmo, tiek laimės. Tiek aplinkui laimingų žmonių. Aš esu neapsakomai laiminga, kad prieš 8 metus
išdrįsau, kaip visada sakau, pakeisti socialinės garantijas, kurios iš esmės nieko negarantuoja. Mes nei vienas nesam garantuoti dėl savo darbo vietos, dėl dar kažko. Nežiūrinti tai, kad viskas keičiasi, ypatingai verslai. Pažiūrėkit, jeigu jūs turite verslą kažkokį sukūręs, ar ne, tai nereiškia, kad taip bus amžinai. Prieš kiek metų pats populiariausias, labiausiai veikiantis verslas kasečių nuoma šiai dienai nebeaktualu, ar ne? Daugybė verslų šiai dienai yra neaktualu. Daug ką pakeičia dirbtinis intelektas, Covidas. Tikrai labai daug atsijojo dalykų, ar ne? Ypatingai dirbantiems valdiškai. Tai va, gyvenime tikrai labai daug yra situacijų, kur tu nieko negali padaryti. Nieko negali padaryti. Niekur nėra garantijų. Dirbant mokykloje taip pat nėra garantijų. Šiai dienai pagėgiuose mokinių taip netrūksta, bet yra suvežti vaikiukai iš visų aplinkinių kaimų. Vadinasi, tai tik guodžia tai, kad tų mokytojų nėra tiek daug, nes vat, mūsų kartos mokytojai išeina, jaunimo tai nebėra. Tai kol kas labai daug mokytojų bedarbių gal ir nėra. Bet vis tiek, ašgi sakau, niekur nėra garantijų. Lygiai kaip ir šitoj kompanijoje, ar ne? Aš dievinu TND, dievinu produktus, dievinu rinkodaros planą, galimybės, kurias čia suteikia šitą kompaniją. Bet niekur nėra garantijų. Lygiai taip kaip ir šitai kompanijai. Atšventė 15 metų. Sako, 3 metai yra kritinė riba. 5 metai yra toksai lūžis. Jeigu kompanija ištempia 5 metus, tai, toks 50, kad jį gyvuos. Ir 7 metai yra jau eina link to, kad ko gero gal gyvuos kompanija. Yra kompanijų, kurios gyvuoja jau per 100 metų. Tai mūsų kompanija yra 15 metų. Ir galiu apsidžiaugti tuo, kad kaskart ji tobulėja, kaip ir visas tikriausiai, tobulėja, auga. Lyginant su kitomis kompanijomis, kurios gyvena per 100 metų, mūsų kompanija TND yra dar kūdikis. Bet kūdikis jau su patirtim, jau pralipusi tas stadijas, kai kompanija gali žlugti, ar ne? Net laikusi konkurencijos, net laikiusi dar kažko tai. Taigi, bet kaip čia nuo to perėjau, kad niekur nėra garantijų, perėjau iki to. Tai va, tai esu labai laiminga pasirinkusi, palikusi socialinės garantijas, kurios nieko negarantuoja, pasirinkusi šitą kelią. Aplink mane dabar yra kalnai tokių pat pozityvių, linksmų, energingų, atkaklių, ambicingų žmonių, kurie jau veda savo komandas lygiai tokių pačių. Ir kaip vakar irgi užsiminiau savo kalboje, kad tinklinis marketingas yra nuostabus tuo, kad tu niekada nežinai, kas gali papildyti tavo komandą. Aš pati asmeniškai, tai įsivaizduokit, jeigu atvažiavo per 50 žmonių ir tai yra tik dalelytė mano komandos, tai kiek aš jų nepažįstu. Tai va, tai niekada nežinosi, ką į tavo komandą atves tavo pakviestas žmogus. Oi, tiesiog emocijos liejasi laisvai. Gera prisiminti, gera matyti aplinkui šitiek nuostabių žmonių, jausti tą begalinį dėkingumą. Pirmiausia, aišku, aš esu iki begalybės dėkinga visiems. Dėkinga visiems. Ir kaip ir vakar savo kalboje užsiminiau labai svarbų dalyką, kad kai mes turime tikslą padėti, mums tada ir Dievas padeda. Tai jeigu jūs turėsite tikslą padėti žmonėms, padėti savo produktu, padėti paslaugą, padėti galimybę kažkokią. Aš esu dėkinga moteriai, kuri man pasiūlė šitą verslą. Juk jeigu ne jie, aš šiai dienai gyvenčiau mažame miestelyje, apsupta iki kaulų smegenų pažįstamų žmonių,
keistusi galbūt tik tai vaikučiai kas 4 metus. Bet ir tai visi pažįstami. Šiandien mane supa gausa, begalinė gausa nuostabių, panašių į mane, drąsių žmonių. Ir sakau, graudinausi visą rytą tik todėl, kad skaičiau žmonių komentarus ir aš žinau, kad jie yra nuoširdus. Bet prisiminsiu vakar. Jūs neįsivaizduojat jausmo, kai, atsisveikinat, žinoma, visi laimingi, visi dėkoja, kai stovi eilė. Sako, laukiame eilę su Ramūne atsisveikinti. Tai yra kažkokia mistika. Aš jungdamas į šitą kompaniją, aš turėjau svajonių, bet tokių tikriausiai ne. Na va, beveik atvažiavau prie jūros. Kartu su jumis. Nenusiženginėjau, nors iš tikrųjų tai su keliu erelis. Nemėgstu tokių, bet pati esu. Sako, ką kituose matai, toks ir pats esi, tai va. Bet šį kartą tikriausiai nieko neprasižengiau, labai sąžiningai važiavau, greičių neviršijau, va, su policija antrau prasilenkiau. Ir dar kartą dėkoju savo nuostabiausiai lyderių komandai. Jeigu tu dar galvoji, kad norėtum pamėginti, bet nedrįsti, jeigu tavo aplinkoje yra žmonių, kurie gali pasiūlyti tau tai, tu nedelsk, nes kiekviena diena yra prastova. Supranti? Aš šitoj kompanijoje esu 8 metai. Aš kartais pagalvoju, kur aš buvau seniau. Bet nieko nebūna. Šiaip sau viskas gyvenime būna tada, kada ir turi būti. Tiesiog aš kviečiu tave, jeigu tu jauti toksiškus santykius darbe, jeigu tau nepatinka tai, ką tu darai, tu turi galimybę, tu visada turi dar vieną galimybę. Tai yra struktūrinis verslas. Tu susirandi tau patinkančią struktūrinio verslo kompaniją, įsigilini jos rinkodaros planą, laikaisi etikos kodekso taisyklių, naudoji žinoma produktus, nes nenaudodamas produktų verslo nepastatysi. Žmonės labai gerai žino, kada mes meluojame, kada esam nuoširdūs. Tai va, tai žodžiu, susirandi tau patinkančią kompaniją.